Sveiki visiems, dar kartą jums aiškinsiu mūsų Ibrahim arbatunukas. Arbatunukas yra du dalis turi, tas kur yra virdulis ir kur yra arbata. Čia. Kaip jis dirba, labai paprasta ir realiai jis du darbas vieną metu gali padaryti. Čia yra virdulis, čia yra atskirai tokie galima uždaryti. Ir jeigu šitą mygtukas paspaudot, jis tada šitą viduje vandenis vyri, jo iki 100 laipsnių, jis vyri, tokias darbą daro. Ir yra tokia lamputė, yra šviesa, jis dabar šiuo metu dirba. Bu kažkiek minutės bus labai karštas vandens. Arba šitą jau vyri, jau girdit jo, labai greitai. Arba šitą sustabdot ir šitą mygtukas paspaudot, jis tada tiesiog šilta liko vandens, nebus šalta. Tiesiog jis dirba, bet labai mažai dirba ir vandens paliko šiltą viduje. Man reikia virti šiuo metu. Ir čia yra mūsų antras dalis, yra mūsų arbatunukas, kur yra, taip atidarysiu, viduje yra mūsų žiema arbata, kuriuo mes prekiaujam, žiema arbata, tokias. Labai gerai su eukaliptu viduje yra, labai rekomenduoju. Viduje, su ranka įdėjau, nežinau, ten kiek telpa realiai įdėjau. Ir vandens piliau viduj, jis tada atsirado iš karto tokias spalvas. Šitas susidaro. Ir šitą, jau jeigu mes arbatunukas, kai naudosim kaip arbatunukas, šitas jo nebereikia, šitą šoną palikom. Ir šitą dalykas į viršų palikom. O taip. Jo, o taip. Dabar šitą vandens virs ir į garų, šitas vandens garų eis į viršų arbatunukas. Tada ant garų mes po truputį virsim pati arbatą irgi. Kodėl mes mėgstam ant garų virti arbatą? Dėl to, kad jeigu iš karto karštą vandenį įdėsim į arbatą, mes realiai deginam arbatą. Nelabai rekomenduojam taip gerti. Ir čia yra dabar vyrai. Apie šitas procesas gali užtruks apie, 10-15 minučių. Jeigu vaisiai arbata mažiau, bet juoda arbata, sakyčiau, biškai 15 minučių, kad arbata normaliai, kad savo skonis turėtų. Ir pavyzdys, čia yra europietiškas arbatas stiklinė. Pavyzdys, jeigu, sakysim, šitas arbatas jau padarytas, kaip matot, dabar jis dirba, dabar jis vyri. Po kažkiek minučių, sekundžių gal jis uždarys, jis tada pridės tik šildyti, kadangi čia mygtukas yra atidarytas. Šiltą paliks. Matot? Man atrodo, paskui spalva keičia jo, toks spalva. Pagal kamerą biški spalvas netus, bet jis šviesa labai normaliai, labai gerai dirba. Jo. Taip. Ir šitą arbatą realiai jūs gali gerti, valandą laiką, gali gerti, kol jis baigs. Arbata liko viduje, išorinis pusė tik yra arbata ten vandens. Ir daug žmonės iš karto gali gerti, labai patogu. Galite naudoti kaip virdulis, galite naudoti kaip arbatunukas ir ilgai laiką galima gerti arbatą. Valandą, 2 valandą galima arbatą pagerti, nereikia kiekvieną dieną šildyti ir taip pat ir nereikia kiekvieną kartą arbatą naudoti. Arbata liko viduj. Jo, šitas arbata valandą laiką, kol vandens baigs, galite naudoti realiai. Ir iš arbato pusė, iš ekonomik. Jo. Ir kaip gerim? Mes pavyzdys yra pagal stiprumą. Kiek stiprų jūs nori savo arbatą. Pavyzdys čia arbatą įdėm. Jeigu aš noriu stiprų, aišku, čia vaisiai arbata, juoda arbata, čia skirtingas procentas yra. Pavyzdys čia įdėjau vaisiai arbatą ir paskui įdėsiu tik karštą vandenį ir čia man užtenka. Realiai juoda arbata, jeigu juoda arbata mes įdėjom pagal mūsų apie 30% arbatą, o šitą įdėjom 70% tik vandens įdėjom.
Tada jūs stiprumą galite reguliuoti. Aišku, svarbu, kiek arbata įdėti į vidų šitas filtrą irgi. Nu, dažniausiai yra viena surubinė šaukšta arba dvi surubinė šaukšta. Galime įdėti arbatą ir tada labai gerai. Pavyzdžiui, aš šitą arbatą dabar gersiu, paskui vėl pildysiu ir vėl pildysiu, visada bus karšta ir visada turėsiu karštą vandens ir realiai yra labai patogu. Šitas aparatas kainuoja 50 €, jeigu mažmena, jeigu didmeninė perka 12 vienetė dėžutė, tada 40 €. Eina, realiai labai patogu. Lie, šviesą uždaryt, šviesą uždaryt. Spas. Irgi neblogai atrodo. Romantika irgi daro. Labai gerai dirbs šitą aparatas. O, matot. Dabar virdulis jau uždarytas, šiuo metu tik šilda. Matot arbatą, matot vandens. Dabar žalia. Dabar žalia spalva. Atidark šviesą dabar. Va, superinės prekės. Tai va, lauksim jūsų Garūnų 56 arba pasižiūrėkit mūsų internetinę svetainę, jau yra prekės pardavimuose.